Turbūt negali. Jeigu sveika akis, mes matysime ir pus ir tur. Tas būdas fiziką papasakoti. Paskui būtent toliau yra apie akį, labai yra svarbu, kad yra gerų matymų nuotolis. Tai yra labai svarbu žinoti 25 cm. Kiekvienas turėtume atsiminti, kai skaitume, kad tiek būtų, nes tada negadiname savo akių ir saugome regėjimą. Paskui kitas dalykas yra, kad labai yra svarbu, kad mūsų akys nepavargtų. Ir dar aišku, labai yra svarbu, pavyzdžiui, yra ligos, trumparegystė ir toliaregystė. Tai jeigu yra trumparegystė, tai yra lęšiukas. Yra daiktas, prašau. Nupiešė lęšį. Čia yra tinklai. Kas yra tinklai? Tinklai yra geltonosios dėmės, geltonai žymime. Yra akloji dėmė, žymime juodai. Štai čia krenta per lęšiuką, mūsų raumenys pareguliuoja, kaip turėtų sutraukti. Ir tada čia. Bet jeigu mes esam toliaregiai arba trumparegiai, tai tada pas mus šitas yra didesnis. Ir pas mus susidaro arba prieš, arba už. Mes nežaidama šaltai. Kad matytume ryškiai, mes tada turime užsidėti akinius.